Ką norėčiau Jums pasakyti, nebijokite eksperimentuoti, redaguoti, nes kitaip Jūs nieko ir neišmoksite. Čia tikrai nėra sudėtinga. Tai yra puikia galimybė be jokių kitų pašalinių įsikišimų susikurti savo ramiai praklausius kursą svetainę ir ją pateikti pasauliui taip, kaip norite. Užėjus į klientų aptarnavimo puslapį, pateksite į Direct Admin valdymo pultą, kur yra spaudžiant Installatron pati svetainė. Nebijokite eksperimentuoti, dar kartą sugrįžtu. Jeigu kažkas ir nepavyktų, Jūs bet kada galite uždėję varnelę pašalinti šią svetainę ir vėl viską instaliuoti per naują. Nenoriu dabar atlikti šių veiksmų, bet spaudžiam, uždedam varnelę pašalinti, spaudžiam uninstall ir svetainė išsiinstaliuoja. Lyginai vėl užėję į pačią aplinką, vėl galite pasirinkti per naują instaliuoti šią turinio valdymo tvarkymo sistemą. Kitas peržvalgas, kitas turinio tvarkymo sistemas žiūrėsime kitose pamokose. Pradžiai, manyčiau, labai puikus variantas. Šią svetainę gali peržiūrėti, dar kartą pabrėžiu, tiek kompiuteryje, tiek planšetėje, tiek išmaniajame telefone. Tai labai patogi ir puikiai turinio tvarkymo sistema. Man už šią reklamą tikrai nieks nemoka, aš ją pasirinkau atsitiktinai, aš daugumoje naudojausi su Joomla turinio tvarkymo sistema, ten irgi puikios galimybės, puikus variantas. Tačiau ši mane patraukė tuo, todėl kad ji yra paprasta valdyme ir paprastai suprantama paprastam eiliniam žmogui, kuris nėra dar susidūręs su svetainių kūrimu. Todėl aš Jums ją kaip pirminį variantą ir pateikiu, norint greitai, patogiai įsisavinant žinias, pateikti savo darbus, savo informaciją apie save pasauliu. Aišku, yra ir daug begalės nemokamų variantų, aš juos tikrai nežiūriu rimtai, yra jų ir gana neblogų, bet aš apsistoju ties šiuo variantu, kurį ir pateikiau šiame kurse Jums. Sėkmės, jeigu kils klausimų, prašykite man nurodytais kontaktais. Sėkmės Jums visokeriopai Jūsų darbuose ir svetainės kūrime. Pateikite save pasauliui. Iki.